Brangus broliai ir seserys, susirinkome į Kretingos Viešpaties apreiškimo švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčią, kurioje vyks pirmasis Dievo tarno Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacijos bylos tribunolo posėdis. Posėdyje dalyvauja Telšių vyskupas ordinaras dr. Algirdas Jurevičius, Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kanauninkas, religijos mokslų magistras Haroldas Šnaideraitis, Telšių vyskupo delegatas kunigas, religijos mokslų magistras, bažnytinės teisės daktaras Marius Venskus, teisingumo gynėjas, kanauninkas, bažnytinės teisės daktaras Algis Genutis, notarė magistrė Virginija Mickutė OFS ir postulatorius kunigas, bažnytinės teisės licenciatas Vitalijus Kodis. Pradėkime šį posėdį vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Melskimės. Gerasis Dieve, Tu esi šventumo šaltinis. Tu sakei, būkite šventi, nes aš, jūsų Dievas, esu šventas. Meldžiame per kunigo Jurgio Ambraziejaus gyvenimo pavyzdį ir mus patrauk prie šventumo. Išmokyk mus jo gyvenime žvelgti tai, ko Tu mus mokai ir kur link Tu mus vedi. Prašome Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. – 2025 metų sausio 2 dieną beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Vitalijus Kodis pateikė Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui suplex libelius ieškininį pareiškimą dėl kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacinės bylos pradėjimo. Kviečiame gerbiamą postulatorių perskaityti šį dokumentą. Aš žemiau pasirašęs kunigas Vitalijus Kodis 2024 m. lapkričio 4 d. mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos buvau paskirtas postulatoriumi beatifikacinėje Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos byloje. Vadovaudamasis 1983 m. apaštalinė konstitucija Divinus Perfectionis Magister bei Norme Servande 8 straipsnių, prašau jūsų oficialiai pradėti beatifikacinę Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bylą. Kviečiame Telšių vyskupijos kurijos kanclerį kanauninką Haroldą Šnaideraitį perskaityti iš Šventųjų skelbimo dikasterijos gautą leidimą nihil obstat pradėti bylą. – 2026 metai, vasario 10 diena, Roma. Ekscelencija. 2025 metų rugsėjo 1 dienos laiškų numeris 899 Ekscelencija prašė Šventųjų skelbimo dikasterijos dėl patikrinimo, ar iš apaštalų sosto yra kažkas, kas trukdytų vesti beatifikacinę ir kanonizacinę bylą kunigo 3 ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, kuris mirė 1849 metais. Nuodugniai ištyręs galiu patikinti Jūsų Ekscelenciją, kad iš apaštalų sosto niekas netrukdo, kad vesti beatifikacinę ir kanonizacinę bylą
Dievo tarno Jurgio Ambraziejaus pabrėžos, laikantis 1983 m. vasario 7 dienos išleistų dokumentu Normis Servandis. Pasirašo Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro bei arkivyskupas Fabio Bene, dikasterijos sekretorius. Aš, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, atsižvelgdamas į 2025 m. sausio 2 dienos Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus pabrėžos beatifikacinės bylos postulatoriaus kunigo Vitalijaus Kodžio pateiktą prašymą pradėti beatifikacinę bylą, gavęs taip pat Lietuvos vyskupų konferencijos pritarimą, atsiklausęs tikinčiųjų ir gavęs Šventojo sosto leidimą, tai vadinamą nihil obstat, šiuo dekretu priimu suplex libelius ir pradedu beatifikacinę Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus pabrėžos bylą. Negalėdamas tiesiogiai pats vesti bylos, paskiriu šios beatifikacinės bylos tribunolo narius. Vyskupo delegatas kunigas daktaras Marius Venskus. Teisingumo gynėjas kunigas daktaras Algis Genutis. Notarė Virginija Mickutė. Įpareigoju Telšių vyskupijos kurijos kanclerį informuoti beatifikacinės bylos tribunolo narius apie paskirimą bei pakviesti juos į pirmąjį tribunolo posėdį, kuris vyksta būtent šiandien. Šio pirmojo tribunolo posėdžio metu beatifikacinės bylos dalyviai prisieks dėl sąžiningo jiems patikėtų užduočių atlikimo ir dėl paslapčių susijusių su šia byla laikymo. Dabar Telšių vyskupas ordinaras daktaras Algirdas Jurevičius tribunolo nariams įteiks paskirimo dekretus. Prašome po vieną prieiti prie ganytojo. Įteikiu paskirimo dekretą kunigui daktarui Mariui Venskui. Įteikiu paskirimo dekretą kunigui kanauninkui daktarui Algiui Genučiui. Ir įteikiu paskirimo dekretą notarijai Virginijai Mickutei. Prisiekiu ištikimai ir sąžiningai atlikti užduotis, kurios man tenka beatifikacinėje byloje dėl Dievo tarno kunigo Jurgio Ambraziejaus pabrėžos gyvenimo, herojiškų dorybių, taip pat dėl šventumo garso ir dėl patiriamų malonių per Dievo tarno užtarimą. Be to, prisiekiu saugoti paslaptis dėl visų dalykų, kurie galėtų šmeižti Dievo tarną ar kitus asmenis. Taip pat prisiekiu likti laisvų nuo kompromisų ir įtakų. Tegul padeda man Dievas.
Maloniai prašome kurijos kanclerį, kanauninką Haroldą Šneideraitį bei tribunolo notarę Virginiją Mickutę pasirašyti paskutiniuosius dokumentus, o po pasirašymo visi bylos dokumentai bus įteikti notariai. Aš Telšių vyskupijos kurijos kancleris kanauninkas Haroldas Šneideraitis patvirtinu, kad visa šiame protokole esanti informacija yra tikra ir kad šį protokolą aš pats sudariau. Aš notarė Virginija Mickutė patvirtinu, kad gavau iš Telšių kurijos kanclerio Haroldo Šneideraičio šį protokolą su visais paminėtais priedais. Brangieji, didelis džiaugsmas šiandien, kad mūsų tarpe galime prisėsti, kad mūsų tarpe taip pat dalyvauja ir Panevėžio vyskupas Linas, kuris čia buvo klebonu ir tiesiog jautė tą šventumo pulsavimą iš kunigo Ambrazijaus Jurgio pabrėžos. Ir taip pat didelis džiaugsmas, kad jisai savo kanclerį, reiškia kunigą Vitalijų, taip pat atpalaidavo nuo daugelio darbų, kad jisai galėtų būtent šiame procese prisidėti ir mums pagelbėti, nes matot, kiek čia daug dokumentų, kiek čia ant spaudų ir parašų padėta, tai dar čia tik pradžia, o kas dar laukia.